laidos pabaigoje informacija apie pasaulio geriausių sąrašą pateksiančias uždaras ir atviras slidinėjimo trasas Druskininkuose. Kaip vyksta statybos darbai, kokiomis žiemos pramogomis galėsime džiaugtis ateinančią žiemą, kada bus pradėta naujų darbuotojų atranka. Apie visą tai kalbėjomės su savivaldybės investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėju Algirdu Svirsku. Daugelis turbūt tiek druskininkiečių, tiek miesto svečių važiuodami keliu į Leipalingį pastebi turbūt ir sumažina greitį, norėdami pažiūrėti mūsų slidinėjimo trasos statybos, kasgi ten vyksta. Tai šiai dienai galima pasakyti, kad statybos darbai vyksta pilnu tempu, jau pradėtos vežti ir metalinės konstrukcijos, tiek kolonoms montuoti, tiek santvaro montuoti. Daugelis gamyklų čia dirba ir jau pačios veža tas visas konstrukcijas. Tai galima pasakyti, kad jeigu skirstytume pačią slidinėjimo trasą į keletą tokių dalių, kad tai yra pagrindinė uždara slidinėjimo trasa, tai jau vaizdas aiškėja po truputėlį ir matosi, kad gelžbetonio kolonos yra užbaigtos, pradėtos montuoti santvaros. Viršuje taip pat pradėtos montuoti jau metalinės kolonos, kaip minėjau, kad keletas gamyklų čia veža tos visus metalo gaminius. Taip pat yra atviroje trasoje suformuotas pylimas, pradėtos irgi betonuoti gelžbetonio kolonos, pradedančiųjų atskiras korpusėlis yra, kuris taip pat yra pradėtas jau, automobilių stovėjimo aikštelėje įrengtas pagrindas. Taip kad darbai vyksta, nesustoja, tikimės, kad jie taip pat sėkmingai vyks ir toliau ir statybininkai žada, kad galbūt šiemet ir pavyks užbaigti, jeigu ne, tai kitų metų pradžioje turbūt galėsim džiaugtis visi tuo pirmojų sniegų uždaroje slidinėjimo trasoje. O trumpai dar kokiamis žiemos pramogomis galės džiaugtis žmonės? Tai ten galima bus mėgėjams papramogauti tie, kurie mėgsta žiemos pramogas, tai yra slidinėjimą ant slidžių ir taip pat su snieglentėm galės. Jaunesnieji paprastai randa dar daugiau kitokių pramogų, tai yra slidinėjimą ant įvairių kitokių kaip pagalvėlių ar ten kitų čiuožimui skirtų kažkokių tai įrenginėlių, su kuriais galima nučiuožti nuo to mūsų kalniuko. Kalniukas, priminsiu, kad yra gan didelis, tai jau nesuslydėm lekiant ir su snieglentėm, tai gali būti, taip sakykime, nelabai saugu tiek pačiam, tiek tam, kuris ten čiuožinėja su slidėm ar su snieglentėm, bet jaunesnieji randa pramogų, galbūt jei tai bus labai jauni norės, galbūt galim bus kažkokią dalį atskirti, kad tai būtų ne taip žymiai saugiau, nepavojingiau ir daugelis turbūt ten ras pramogų, kurie mėgėjai pačiuožinėti, kurie jau moka pačiuožinėti, galės šios nuo pagrindinės slidinėjimo trasos, o kurie dar tik tai pradeda, tai jie pasimokys jau toj pradedančiųjų atskiroje dalyje, kurioje pramoks čiuožinėti ir paskui galės jau pagrindiniai trasoje čiuožinėti. Taip kad, o tėveliai, seneliai ar draugai galės kartu palydėti savo artimuosius ir pasižiūrėti, kaip ten vyksta ir galbūt susigundyti patys išmėgintas žiemos pramogas. Taigi galima bus ir praleisti laiką ir su draugais, ir galų gale šventės kažkokias suorganizuoti. Galbūt jau yra kažkokie terminai, kada bus atrinkinėjami darbuotojai ir galim čia kažką sakyti, nes žmonėm gal aktualu ir vyktis. Kiek aš žinau, čia darbuotojus be abejo parenga mūsų rangovas, koncesininkas ir partneris. Jie vykdys veiklą. Kiek aš žinau, kad jau pradėta po truputėlį žmonių prašymus jau priiminėja. Yra jų internetinis puslapis snowarena.lt, jame ten yra galimybė užpildyti prašymą, pateikti kartu su gyvenimo prašymu. Geriau reikėtų kreiptis į uždarą akcinę bendrovę Stamita. Ten jau smulkiau papasakotų, kaip tą ketina daryti, kada tai ketina daryti, kaip apmokyti ir taip toliau.